Sveiki, esu Ančio arbata, arba tiesiog Vaidas, parašęs šias va knygas. Jos yra visos skirtingų žanrų ir skirtos skirtingoms amžiaus grupėms visiškai, bet nepaisant to, aš jas vis tiek laikau vientisą knygų seriją ir antroje pristatymo pusėje, manau, įrodysiu, kodėl taip galvoju ir kodėl taip galima galvoti. Pirmiausiai labai svarbu pabrėžti, kad šitas vyrukas, štai kurį dažnai sutiksime knygose, tai kad jis, nors irgi panašus išvaizda į mane ir jo vardas irgi Vaidas, bet jis tikrai nėra aš, ne viena knyga nėra autobiografiška, man ir nepavyktų parašyti autobiografijos tikroviškos, nes mano atmintis nekokia, bet ir šiaip šitas visai yra savo charakteriu, ne kaip aš. Aš tai toks, žinot, atsipūtęs, ramus, o šitas Vaidas tai yra visai pasiūtęs, niurzgeklis visiškas ir viską daro ir jaučia labai stipriai ir dramatiškai. O kam jis toks reikalingas iš viso? Tai nes, na visų pirma, kad realybėje istorijos kažkaip netokios įdomios būtų tikrojo manęs, taip per mažai dramatiškas galbūt, o taip pat na, jis praverčia situacijose, kaip pavyzdžiui pasijaučiu taip truputį, kai nusiviliu savimi, bet tada vat, turiu tokį vat, įsivaizduojamą kitą Vaidą, kuris yra tikrai žymiai labiau apgailėtinas už mane ir pasiūtas ir niurzgeklis, bet kažkaip vis tiek, jeigu net jisai vat, suranda laimę nesavanaudiškais būdais, tai gal ir man pavyks. Teikia vilties, žinot. Na, taip, ir taip patraukus, eikime prie pirmosios knygos, skirtos mažiausiasiams, tai iki mokyklinio amžiaus vaikams. Tai yra komiksas, pavadinimu Vėl atėjo tik Neaura. Siužetas eina maždaug taip, kad visų pirma, kad tai yra apie auklėtojus knyga, įrodymas, kad yra žmonės ir turi jausmus ir gyvenimus, ko tikrai ne visi pastebi vaikai ir ypatingai tėveliai ne visi pastebi. Taip, auklėtojai kaip ir vaikai ne visada žino, kaip apsirengti teisingai lauką einant, ir paskui vat būna net sningant su marškinėliais išėję, paskui dreba save meditacijom visokiom šildo, kaip Vaidai, įsivaizduok, aš esu koldūnėlis, mane verda, šiltai verda. Taip pat būna, kad ir namo nori, būdami darželį, taip, arba kur atostogauti, kaip šita bjaurybė Monika. O kad dabar galėčiau patostogauti kur nors prie smėliuko, pinigų tai turiu. Na, jo, ir toliau eina siužetas tos knygos, kad suabejoja savo žmogiškosiomis savybėmis, reiškia, kad nepakankamai linksmi, nepakankamai drąsūs ar dar kokie tais jie yra, taip pagalvoja, virsta magiškom katėmis, kuriosgi ten visagalės turi visokius burtus, drąsą begalinę, galę begalinę, taip. Na ir jis tada siautė po tą darželį. O ta Monika irgi vaikatė pasivertė, tam prašė, kad jai šokolado atneštų. Čia kažkiu iš kiemo. Net aš taip ir katę pasiverčiau. Na, Vaidas pasivertė į katę irgi čia apsisnargliavęs gaudė. Na ir auklėtojai gal ne visada tobuli, žinoma, daro klaidų ir visko, bet be jų žmogiškumo tai darželis vis tiek būtų chaosas visiškas. Žmogiškumas yra vertingas. Tai vaikai primena žmogiškumo vertę auklėtojams ir galiausiai įtikina būti vėl žmonėmis, visi atsiverčiam. Na, ne visi atsiverčia, galima paspėlioti, kas nutiko su likusiais veikėjais. Šitas siužetas yra paremtas tikra istorija, bet kiek ji tikra, tai negaliu būti tikras. Nes, kaip sakiau, mano atmintis kaip auksinės žuvelės, tai na, kažkiek teko fotografuoti tikrąją Neaurą, tą auklėtoją pasivertusią į katę.
tai tuo galiu būti tikras, kad tai buvo, o visa kita, kaip buvo, tai man vaikai papasakoja, priminė arba savo komiksuose nupiešė, bet tai va, aš tik žinau, kiek iš tikrųjų, kiek fotografavau, tai tiek buvo iš tikrųjų. Jo, tai iš tikrųjų tai Neura, na, kviečiu Laurą, bet atėjo ta katė Neura, taip pradėjo dainuoti visokias dainelės, kur, man rodos, iš tokios liepos gėlytės irgi mergaitės išgirdo. Taip, mano meilė, debeselis, ir jau reikia keltis, ir jau saulė. Iš kur tą mikrofoną rakinus paėmė, tai nežinau. Po to save piešė kompiuteriu. Nusprendė, aš net ir įdėjau į viršelį šitą jos piešinį. Jai patinka labai menas ir auklėtojai Laurai, ir Katei Neurai patinka. Po to važiavom į parką pasivaikščioti. Ten pinigų išsiėmė, restoranas yra. Va, su kažkokia Tizgevatė pabendravo čia. Paskui restorane valgėm tokius, kaip šitie ispaniški tokie saldumynai vadinosi, churros, berods jo. Na, šiaip tai turiu pasakyti, restorane tai Neura geriau elgėsi jau negu kad darželėje, kažkaip tais turbūt pasitempė, kad tokia rimtesnė aplinka. Darželė tai va, tiesiog ten lindu į košę, dar sugadinus ją, drįs sakyti, kad žinokit, vaikai šitą košę neskani man. Va, o kitą kartą jau pirmai su Laura susitikom, ne Neura, atėjo Laura. Jo, visada vėjas kaltas. Čia Paddingtoną pažaidėm, čia berods Vieškūnų piliakalnis, taip. Beje, kas tas veikėjas, tai nekreipkite dėmesio į jis nesvarbus istorijai, jo net nėra knygoje šitoj, tarkim, vardu Jonas, bet visai nesvarbu, nereikia. Jo, taip, ant Vieškūnų piliakalnio, paskui vat, net pamatėm ir net nufotografavom, kaip Laura pasiverčia į tą Neurą. Va. Taip. Op. Neginčiami įrodymai. Po to jį pasigavo vištą iš kažkur, aš nežinau, iš kur ten šiaip tais nėra jokio kaimo, nieko. Nežinau. Ir sako, radau šašlyką, brazdylą iškepk. Ir ką, teko šašlyką kepti iš vištos. Baisu. Po to visą vandenį mūsų išgėrė, o šiaip tai labai karšta. Tai liepiau nunešti dar atnešti. Bet ten, nežinau, netyčia nusprendė pasiplaukioti. Po to šito nenufotografavau, paskui nupiešiau, kad jie dar barzdą savo išsibūrė, taip kartais daro, nes jie patinka mano barzda. Gal ir plaukt padeda, nežinau. Na ir ten palaipėjo po kalną, nučiuožė, kojas tai atleitinos mažos. Toliau turime kitą knygą, Blinvinas ir keli kiti daiktai. Tai jau ne visai komiksas, nes nėra teksto burbulų kaip anoje knygoje. Yra tekstas ir iliustracijos atskirai. Ta knyga skirta pradinukams. Veikėjas apskritai yra suaugęs žmogus, bet jo problemos yra tokios, kurių šaknis yra būtent pradinukų amžiuje, sakyčiau. Na ir šiaip turinys toksai jau darželinukams būtų per sudėtingas tikrai. Na, aš tai skaičiau darželį šitą knygą per skaidras, bet suprato mane galbūt didesnė dalis vaikų. Bet tai dėl to, kad aš labai jau nėriausi iš kailio savo vaidybą ir esminių vietų akcentavimų. Šiaip per sudėtinga yra. Tikrai. Ir taip pat pastebėsite, kad iliustracijos yra, atrodo, prasčiau nupieštos už aną knygą. Atrodo nenuspalvinta kruopščiai, tarsi piešta flomasteriu. Aišku, žinoma, tai aš tikrai mokėčiau pats nupiešti taip gražiai ir kaip tas dirbtinis intelektas geba sugeneruoti tokį pingviną, čia laisvai nupiešiu, bet aš specialiai nepiešiu gražiai. Tai yra visas stilius yra tikslingas, dėl to, kad pabaiga yra liūdna. O kai yra liūdna pabaiga, tai šiaip vaikai dažnai nori pabaigti tą istoriją savaip, pratęsti tą pabaigą, kad ji baigtųsi laimingai, bet jeigu nupiešta per gražiai, tai sako, taip gražiai nenupiešiu, tai nepiešiu visai ir palieka tą liūdną pabaigą.
O jeigu vat nupiešta, kaip aš čia nupiešiu, negražiai, kaip flomasteriais, taip, tai gal pagalvosiu, kaip šios pingvinas, jį reikia išgelbėti ir gal nupieš kokią smagesnę pabaigą jam. Tikrai gali būt, gali būt. Va, o knygos istorija tai vyksta taip, kad, na visų pirma, reikia žinoti, kaip šį pingviną elgesi, kad dauguma pingviniukų, kaip ir vaikai, būna dosnus ir draugiški, tiesiog rodo vieni kitiems savo pingviniškąsias savybės, empatiją, visokias dovanas siunčia, dovanoja ir panašiai. Na ir žinoma, kad ne visos dovanos grįžta išsiųstos kitam ir apskritai ne visos tos dovanos pasiekia kitą pingviną, bet pingviniukai žino, kad pingvinišku būti vis tiek verta, na, kažkaip tais vis dėlto apsimoka tas savybės savo taip reikšti, taip. Bet mūsų pingvinui taip neatrodė, jis toks tikrai nebuvo draugiškas ir dosnus, jisai savo visus turtus savo laikė taip ir, na ir fizinius ir ne. Tavo paskui jau užaugęs, ieškojo darbo, na, jo norimas darbas tai buvo miegalius, tiesiog kuris miega. Gal jeigu žinotų save, gal ir žinotų ir kokį kitą darbą, kuris jam patiktų. Na, bet jis savęs nežinojo ir kiti jo nežinojo, tikrai nieks nematė buvo. Tai tas pingvinas mūsų buvo, sudaiktintas, jeigu jis nežino kaip suelgtis kaip su pingvinu, tai elgėsi kaip su daiktu. Tai jis ir valytojas skudurų pabuvo ir tiesiog buvo piniginė kitiems ar dar kokiu nors kitų daiktų. Žinot, jeigu ir aš, pavyzdžiui, na, jeigu nei aš, nei kiti nežinot apie mane, kad aš moku eiti kažkur, kalbėti kažką, tai kur dar mane padėti, nu ką žinau, ką aš turiu plaukų, galiu plaukus parduoti kaip siūlus kokius, tai ką žinau, ką dar su manim veikti. Ir pingvinas tai buvo sudaiktintas, visokių apgavikų išnaudotas, tokia ančių mafija buvo, kuri privertė spjaudyti į vamstelį ir čia tokia arbata buvo. Neva. Na ir galiausiai pingvinas tapo blynu, o buvimas blynu tai, na kaip, iš esmės tai atitinka jo norą gulėti visada, miegoti, bet vis dėlto nelabai smagus toks buvimas, kažkaip daugiau norisi iš gyvenimo. Tai tokia ir liūdna pabaiga jo. O šiaip tai jo vardas buvo Jonas, bet tai visai nesvarbu, nes jo nieks taip net nevadino knygoje. Toliau, Antis be katės. Tai paaugliams skirta knyga, žymiai didesnė ir dydžiu, ir apimtim, ir tikrai istorija. Už kitas tris atitinkamai tam laikotarpiui, amžiaus tapsnį ta prasme, nes paauglystė irgi tikrai daugeliu yra, atrodo ilgiausias ir sunkiausias laikotarpis. Tai šitas labai tai atitinka. Taip pat, na, šiaip dar svorio prideda ir puslapių storės, jie labai stori yra, būtent tam, kad knygą būtų galima rašinėti, spalvinti, kuo tik nori, draskyti, tiesiog paversti savo ir puslapis turi, ir viršelis neturi tos apsauginės dangos, gal, jo, galima jį spalvinti. O ją sudaro, tai pagrinde haiku, yra 300 haiku, tai tokie japoniški eilėraštukai trumpi. Tai jų yra 300, tada yra 2 dainos, viena meditacija, tokia ilgoka. Ir daug kas turi muzikinius pratimus. Būtent, na, aš tai grojau su ksilofonu tokio, bet realiai galima tą patį padaryti ir tiesiog su stiklinėmis įpylus vandens. Galima, kaip yra, kiek čia, 12 berods tų, 12 natų, tai galima tiek stiklinėm, galima mažiau, gaila stiklinių, tai iš viso imk stalą, na galvos tai gal nedaišyk, bet, na ką nori, tiesiog kokį nors baldą dar kažką, nesvarbu, tiesiog pratimas pamedituoti irgi, pavaibinti, taip sakant. Ir draugas vienas skeptiškai manęs klausė, ar paaugliai tikrai užsiims tokia nerimta ir puika veikla. Nes šiaip tai ir eilėraštukai patys nėra labai rimti, ir iliustracijos,
o čia dar kažką spalvinti, groti, daužyti stiklinės šaukštą. Nu. Ir sakau, ne, tikrai dauguma tai paauglių ar suaugusių tai tikrai taip nedarys. Bet knyga skirta ateičiai, viltingai ateičiai, kokiai norėčiau gyventi, kur iš noro ir drąsos žaisti neišaugoma, kur ir suaugę gali užsimti smagiom nesąmonėm, kaip, nežinau, maudytis fontanuose, visai norėčiau, bet atrodo nerimta, dainuoti einant, sveikinti su bet kuo, ar čia meditaciškai stiklinės daužyti. Nu, tai kaip ir, paikas ilgesys, bet žmogiškas ir norėtųsi taip daryti kartais. Na, šitas irgi, nors tai yra poezija, bet yra savotiškas siužetas, kurį galima išvelgti. Tai, na, vėlgi turim tą Vaidą, jis gyvena su tėvais, be kačių. Čia irgi pavyzdys eilėraštuko, tai dėžėjai be kačių ir ačiū pavadėliui kulakos tamsoj. Sudaužę kraują meldžia naujo kilimo šūkę amžina. Taip, tie tėvai ne patys geriausi. Gal tupėt baloj, sau šlapį reguliuotis, pašildyt, paverkt. Iš tokios aplinkos Vaidas iškeliauja pas antis, nes antis yra panašios į nužmogėjusius žmonės. Jos irgi žiaurios, godžios, buitiškos, savanaudės. Ir eina pas jas ne dėl to, kad ten labai malonu ar kažkas kitokio, bet tiesiog tai yra pažįstama Vaido aplinka kažkiek tai, bet tuo pačiu gal antims taip nepavydės, kaip žmonėms pavydi. Nors tos antis irgi gan sėkmingai įgyvendina savo buitiškus norus, bet, na, jos antis, tai kažkaip tais pavydėt ančiai, tai labiau keista negu pavydėt žmogui taip sėkmingesniam. Na, o dar yra galimybė, kad gal tai pakeitęs fizinę aplinką, gal ras kažką geriau už žmonės ir už antis, gal ras katę. Visi pora, aš pomidorą per gerklę ančiai dovanų. Ančiai deivė, ji viena, katei ir kiekviens ją išpažįstas. Kantrybės pade draugą kelią pažinau, sparnuotojų kiek. Tai jau ir šitų kelių matosi, kad nei katės neranda tas Vaidas ten, nei nuo pavydo nepabėga. Nes antis praktiškai žmonėms lygios, tai ir pavydas joms lygus. Tai Vaidas užmiega, sapnuoja katės ir anties pasaulio kažkokią jungtį, sapnuoja, kaip galėtų katė būti mūsų pasaulyje apsireikšti, ar ančių pasaulyje. Farė realybė siekia salas bananų puke užmaišo. Anteo bučkis katetos makaronams, karis, paukštiena. Na, ten po to čia pasapnavęs tokį Romeo ir Džiuljetos kažkokį vaizdinį, po to sapnuoja ten jų vaikų gyvenimą ir panašiai, ir kad tai nelabai veikia. O galiausiai pažadina labai nemaloniai. Riedėjo nakčia, galva katėmis nėščia, gręžė remortas. Kas gręžia, tai šitas va banditas, kaimynas Jonas. Kapstos smėliuke dideliems dėdėms takai, katinams kakai. Kaip nemaloniai pažadintas, Vaidas nusprendžia neiti lauką, reflektuoja, apmąsto katės prasmę, vis tiek keliauja, bet jau savyje, tame antrame 100 haiku. Nėra nuotaikos kažkur eit, kaip ir grot nėra nuotaikos, tai Vaidą apima apatija ir neviltis ir vietoj muzikinių pratimų šitam antrajame 100 haiku jau yra tik tuščia vieta ir skaitytojai kažką įrašyti
jeigu jis nori. Kely pas katę įveikčiau ugnį, bangą, net priešą laiptą. Ai, čia gal vertėtų pasakyti, kas yra tos katės šiaip tais. Tai katės tai yra tiesiog priešingybė ančių. Reiškia, jeigu antis ten savanaudės, būtiškos ir panašiai, tai katė yra kaip tik tokia draugiška, empatiška, draugiška nesavanaudiškai. Tokia vos ne dievybės lygio idealas, kažkoks tai tobulybė tokia. Katė telpa širdį mažytei, neša kančios tvirtovę. Katę ištrinti galią turiu, te bando nosies trintuku. Tarsi ta katė yra visų problemų sprendimas, Vaida. Išgelbsinti jį. Snukučiu liečiu eilę galimų pėdų dangaus piliečių. Nagų ašmenis ryjų nemyliu stipriai burkuoto žaislo. Reflektuodamas taip pat ir atsiauklėje prastą auklėjimą iš tėvų. Jeigu prieš tai buvo tik užuominas į, tai čia tokie konkretesni pavyzdžiai prastų frazių iš tėvų, labai tokių nužmoginančių, suantinančių. Drėgna nešlapia antinams, šaltai draudžia bobiškai kniaukti. Tėvo stogas pus, klojamas bus šuns, amžiais lojas prieš sapnus. Katės aptemo, chalatų fermui naktis. Reikia, jog sveika. Imigracija neskanių charakterių sieną išsprendė. Galiausiai pasitvarkęs truputį vidų, palikęs tėvus jau ir fiziškai, ir ilgesniam laikui, Vaidas randa katę, pačią tikriausią tokią, gryniausią katę. Ir čia jau yra 2 eilutės muzikinių pratimų šitame 3-ame 100 haiku. Tie muzikiniai balsai ginčijasi, žaidžia, moko vienas kitą. Jeigu, pavyzdžiui, vienas veikėjas kalba, tai kita eilutė yra, tai viena eilutė yra tarsi atitinka, ką jisai sako, o kita eilutė tarsi atitinka, ką galėtų jausti klausytojas to sakymo ir paskui susikeičia. Toks savotiškas žaidimas. Kaip miau, au, kalbą saugau. Ji liūdi, jausmai per kvaila. Ir ta katė galiausiai užbaigia Vaido perauklėjimą. Jau tokį, na jis vis tiek žmogus, bet iš labiau antiško žmogaus norisi tikėtis, kad pasidaro tokį labiau katišką žmogų. Su visom savybėm anksčiau išvardytom, kurios labiau katiškos. Katė lėliukui pagieža apsidirktą pūką nulaižo. Na ir taip pat apie tą katę, sakau, šiaip jinai tikriausia katė, žinoma, čia be abejonės, bet turi šiek tiek tokių žmogiškų savybių vis dėlto. Ir jeigu ta katė tokia biški įtartinai žmogiška, tai gal ir žmonės gali būti truputį katiški, tikrai. Ne tik pats Vaidas, bet ir kiti. Gal? Vartus išpaišiau, miego žemę išnaršiau, o tu klajoji. Dingsti vis ten pat, tik meluoja slėptuvė širdies tuštuma. Ir galiausiai turime jau suaugusiams skirtą knygutę Paštas Lietuvoje arba Malda uodegai. Tai pagrinde tai yra eilėraščiai, tik ilgesni negu tie trumpi haiku prie tos knygos. Ir po kiekvieno eilėraščio dar yra po trumpą istoriją, kurią galima būtų laikyti esė galbūt. Bibliotekos sistema neprisikabino prie manęs.
bet suaugusiam, nes yra keiksmažodžių, yra netinkamų temų vaikams ir paaugliams, nors būtent tos dalis, kurios yra netinkamos, buvo rašytos paauglystėje, bet, žinot, rašė paauglys, bet paaugliam netinka. Kaip būna, ja, bet iš esmės naratyvų tai daugmaž savo siužetų pačiu, tai daugmaž atitinka netgi praeitą knygą. Irgi pradžioje yra, aiškiai, yra dvi dalis, tai pirma dalis yra tiesiog skundai apie visuomenės vietas, kur žmogiškumas miršta, kur jo nėra. Tai neokapitalistų ir kitų sukčių aferos, kaip jie bendrauja su klientais, taip pat apie karo propagandą, socialinę izoliaciją, Redditas, būtent lietuvių bendruomenė Redditą. Tragedija. Na, tai čia irgi pavyzdys, specialiai be keiksmažodžių. Ežio gatvė 3. Gyvenimas baltas ežio sustingo, nes obuolį nešęs vilkas prigėrė, nusmigo. Drugeliam per gerą verslininkauti, lempos nektarą net oriai jau traukti. Lengviau negyventi, skystai ugniai taip pingant. Vilkas raitas 4, eikvot ežį aptinga. Eif kokoto, rašo ir dar nusikeikia. Ežiui belieka laktvynuogių kekė. Laikas sugedo, buvo ramiai, šampūno nematė rožės ragai. Mirė minkštumas ir jo obuolys, kurį vilkas žadėjo įkurti ežį. Kurti tiesa nuodinga, kai buvo madinga, kol degė savaitinės raganos spinta. Oras kerus kūrena, bet visas šiandien gerai, taip, kad naftą čiulpės išnykščio vilkai. Kurti mokamai aišku, bet nors iš vis. Nasrų norimas tuomet jautės ežys. Jei pasauliui nerūpi ežį dar ėsti, tai kam ežiui bėgti, po lapais krutėti, lapui gatvės trečiam ežį turėti, būti kentėti. Ir kaip ir po to, kaip ir po kiekvieno eilėraštuko seka taip vadinama esėjai, taip galim pavadinti, tai su eilėraščiu susijusi tokia neva tikra istorija. Vėlgi tikrų istorija nėra, nes mano atmintis prasta. Šiuo atveju tai apie tai, kaip sukčiai įrenginėjo šilumos siurblį. Tai eilėraščių žmogus jau toks visai hiperbolizuotas prietranka, esė žmogus toks ramesnis, pats šaiposi iš eilėraščių, bet visgi ir esė, sakau, tikrai nėra autobiografija, realybėje įvykiai nesijungia į tokius rišlius naratyvus taip gražiai, kad būtų susiję be jokių papildomų paaiškinimų. Ir tai, žodžiu, esė yra pakoreguota, hiperbolizuota realybė, o eilėraščiai dar hiperbolizuota esė. Va, taip. Tai daug tokių eilėraštukų, kiti dar netokie gražūs kaip anas. O antra dalis - žmogiškumo paieškos. Jeigu ten buvo apie vietas, kur žmogiškumo nerasta visiškai, tai čia apie vietas, kur žmogiškumas yra, kuris ryškus. Tai platoniška meilė, renesanso idėjos, darbas su vaikais, tas apkabinimas tiesiog kartais kosminės reikšmės tokios ir galios. O kaip ir pirmos dalies pavadinimas buvo Paštas Lietuvoje, nes tikrai pašto bendravime nėra žmogiškumo. Tai antros dalies pavadinimas Malda uodegai. Tai, žinot, būnagi toks kai koks, pavyzdžiui, kažkoks vaikas tėvelis sekioja, ne? Tas tėvelis sako, oi, uodegėlė tu mano. Tai va, ir čia uodega visada yra kažkoks labai žmogiškas vaikas. Reiškia toks, kuris jau išmoko empatiją, bet neišmoko, kad kartais savo tikslų siekime apsimoko apeiti empatiją ar ignoruoti ją. Va. Tai irgi pavyzdys iš tos dalies apie tetos laidotuvės. Na, tetos ir kartu vaikystės. Jo. Mirė Lukas ir mūsų uodega, gražios gėlės, ten buvo teta.
guldo mokinys ant urnos sauso ranką. Žliumbia virš 20 voveriai atminti griaužiamų barankų. Voveriukas Lukas pliušinis visiems lipo. Įdomu, kam jį būtą paliko. Keksų receptą, kurį užmiršau. Lukai, uodegėlė, tu stora, leisk vietą kitai čia, prašau. Sugriaužė į kevalą viduriai baigęs. Kartais randu save skaidriai. Ir Lukas glebį ten darbė uodegos. O kaip šoktume trise lig 12 valandos, kai zuikis prabiltų nepliušinę meilę ir kas ryt kiaušinį iškakotų naują juoką rudą. Luka, draugas, seną vaidą. Urna voveriai murma, ko nėjo pas vėžius tas 12 žiemą, juk retai taip vėlai kas leidžia nuo stiebo vėliavo vaikystės kiemo. Riečiu savo stygą Luko balsu. Tarnavau dar tiek pat uodegėlės vardu. Mes kasėme kaulus, dėžių ir dinozaurų. O kad kasmet taip rasčiau tavo gaurus. Iš jų išvirtų man arbatos, su riešutais ir ledo ašarom. Urna maža, gyvenimas talpa. Smėliadėžiai plaukiam iš Ukrainos į Maltą. Raudona per šviesi, raukosi bobos. Lukas įkando, kraujai, vadinai. Į ledą lėkiau, net pingvinus ant popos. Rodės, glebi amžiams stotų birėjimas kopos, bet pliušinė būtis, 2 ledinės kolbos. Gaila vienišo, nuopučiaujančio kompo. Dievas žaidžia mus tata, neduočiau Luko ne už ką, tik uodegėliai, net nešt namo už marškinėlių. Ištampytų, išrėdytų, tik ant laidotuvių mano tiktų. Įspėčiau. Lukas, brangiausia, ką turiu, nes tavęs nešiotis negaliu. Baigęs. Eina mėsti lašinių. Na ir po to ten seka visa biografija tos voverės gyvenimo. Ilga istorija patys paskaitysit. Taip, tai įveikiam visų knygų pristatymus kaip atskirų knygų, o dabar grįšim vėl į pačią pradžią ir paskaitysime visas knygas, bet kaip vieną istoriją, kaip vieną tarsi knygą, nepaisant visų skirtumų. Bet pirmiausiai noriu, kad patys savo mintise užduotumėt ir atsakytumėt į šitą štai klausimą. Kas yra geriausias žmogus? Aš to klausimą daugiau netikslinsiu, tiesiog atsakom. Ir dabar pakomentuosiu, ką jūs čia sugalvojot, ką įsivaizdavot. Tai be abejonės kiekvienas įsivaizdavot visai skirtingus žmonės ir skirtingus vaizdinius. Gal kažkam į mintis atėjo konkretaus žmogaus vaizdas, tikėtina šeimos kokio nario, gal kažkas gal labiau įsivaizdavo kažkokią abstrakčią formą, daugiau kažkokias savybės, gal konkrečias tikrais žmogaus, bet kuriuo atveju tikrai tai nebuvo vienas atsakymas, tikrai visi atsakymai yra skirtingi ir atsakymas į šitą klausimą nėra objektyvus, jis tikrai yra subjektyvus ir skirtingas kiekvienam. Ir aš pamąsčiau apie šito atsakymo subjektyvumo esmę, kodėl čia taip visi skirtingai įsivaizduoja, skirtingai galvoja. Ir manau, kad turiu atsakymą, kuris apibendrina visus tuos subjektyvius atsakymus. Reiškia, kuris bendras visiems. Tai va, geriausias žmogus pagal mane, tai tas, kas turi potencialą kurti daugiau gėrio už tave taip, kaip būtent tu tą gėrį supranti. Turi potencialą kurti gėrio daugiau už tave, būtent tokio gėrio, kaip tu tą gėrį supranti. Gerai? Yra haiku apie tai irgi keli, tai pavyzdžiui,
gilę paslėpiau ausy, žaliuosi vaidų puresnės dirvos. Potencialų žibis kraiste bangos, lyg aš auksas skendęs. Ir taip pat tas atsakymas paaiškina ir kas tie narcizai yra. Žinot, ne visi žmonės galvoja, kad kiti yra geriausi, kažkas galvoja, kad jis pats yra geriausias. Tai irgi paaiškina, reiškia, narcizas tai tiesiog tas, kuris galvoja, kad pats yra pilnai išpildęs savo potencialą ir tam nereikia kito žmogaus ir joks kitas žmogus nepralenks jo gėrio kūrime, to kaip jisai tą gėrį supranta. Taip. Aukščiau auga tik narcizas, dievo faktą badantis batu. Ir yra naudinga, aišku, ir pačiam parodyti, kad nesi narcizas ir kažką kitą vadinti geriausiu ir protingiausiu, o ne save. Bet labai labai vertinga yra ir naudinga ir pačiam būti sutikus bent vieną žmogų, kuriam pats būtum geriausias, mieliausias, protingiausias, nepaisant nieko ir ypatingai, jeigu pats turi problemų su žema savivertė. Dargi svarbu, kad kas to tai pasakė, tai kad tu to žmogaus nuomonę labai gerbtum ir irgi tą žmogų laikytum geriausiu ir protingiausiu. Nes tada ir jo nuomonė apie tave yra teisingiausia ir teisingesnė už tavo pačio abejonę savimi. Nes jis pats protingesnis už tave, ne va. Ir sako kitaip. Aišku, daugumai tai ta funkcija vadinimo protingiausių, geriausių, fainiausių ir visokių kitokių, tai taip daro tėvaigi paprastai. Ir patys vaikai tėvams savo, ko gero. Tik ne visada, žodžiu, aišku. O kitiems, netokiems sėkmingiams, tenka kažkiek palaukti, jeigu tėvai taip nesako. O savivertė per tą laiką nukenčia, labai nukenčia, taip vėlai gavusio skydą nuo nesėkmių. O tas skydas, kaip jis veikia, kaip veikia tokia apsauga, tas malonus atsiminimas, nugalintis visus kitus neigiamus. Pavyzdžiui, tarkim, prekinuosi savitarnos šitam, kaip čia aparate, žodžiu, skenuoju kokią nors arbatą ir vat būna kartais tokios pakuotės keistai padarytos, reiškia, į vieną celofaną įkištos 2 dėžutės arbatos. Kažkodėl, neaišku, kam tai reikia. Ir suprasi, nesuprasi, čia, reiškia, visa pakuotė skaitosi, ta kombinacija tų dėžučių ir atskirai. Nesmė. Žodžiu, atžymė aš tą arbatą, tarkim, dedu jau atskenuotą į tą krūvą daiktų. Ir pypsi aparatas, kažko jis tai nesupranta. Kažkas tam netinka, svorio per daug, kas ten. Ir parodau, pamujuoju rankom, pardavėjai, va, pas mane netvarkoja aparatas, šią nesąmonės rodo, aš tai viską gerai darau, aparatas kaltas. Ta pardavėja, aišku, nežiūri, tenais gramas ten ar ten, žymi, kad viskas tvarkoja, susikrauni daiktus, išeini, keliauji jau namo ir taip topteli mintis, pala, o gal čia buvo iš tikrųjų 2 pakuotės skaitėsi, aš apsivagiau. Pavagiau dėžutę arbatos. Tai aš jau dabar čia kažkoks būsiu vagis, kvailys, žioplys, dar kažkoks, tai jau... Ajajaj. O tada pabandai įsivaizduoti greta tą žmogų, kuris tave kadaise laikė pačiu geriausiu ir protingiausiu. Ir paklausi šito prisiminimo. Va, padariau va tokią nesąmonę, suklydau, apsivagiau, arbatą pavagiau netyčia. Tai aš dabar jau... Kvailys aš jau, nevykėlis ar ne, po tokios situacijos jau pakeistum apie mane nuomonę, jau negalvotum, kad aš protingiausias. Ir ne, aišku, kad ne, aišku, nepakeistų tos nuomonės. Tu man geriausias, prisiminimas pats atsako. Ir labai, labai, labai vertinga taip turėti tokį prisiminimą, nesvarbu, kiek esi senas. Katė yra, o ne, nesuiršiu žinia, nors sugrįžiama. Tavas vainikas vis durs dvejonės sparnais, kiek bedabinčiau. Aš daug pakalbėjau, dabar vėl jūs pakalbėkit savo mintise.
atsakydami į kitą klausimą. Kokia yra poezijos funkcija? Vėl neišsiplėtosiu, atsakom savo, dekomentuoju. Ir šitas klausimas jau toks truputį objektyvesnis, gali būti ir sutapimų jūsų atsakymuose. O mano būtų, aš pasakysiu savo versiją. Net ne savo, aš čia sakyčiau tokia tiesiog istorinė versija. Tikrai teko girdėti, kad tarpukariu ar sovietmečiu lietuviai dažnai kalbėjo, kad poezijos funkcija tai žadinti tautą. Tai tuo metu tai aišku reiškia žadinti lietuviškumą, kad lietuviai išlaikytų savo kalbą, tradicijas, nes tau tikrai buvo grėsmė. Na dabar tai galima sakyti, kad lietuviškumui nebėra tokio gal pavojaus, bet visgi toks poezijos funkcijos įvardyjimas, kad žadinti tautą, vis dar skamba gan teisingai. Tik sakyčiau, kad dabar visuomenėje reikia žadinti ne lietuvybę, o žmogiškumą plačiau. Ir kelti žmonės iš nužmogėjimo, subliniškėjimo, su antiškėjimo, nežinau, kaip nori, taip vadink. O dabar palaikykite šitą mintį mintise, o mes dar prie to grįšime. O dabar didžiosios intrigos atskleidimas, kokia ta viena bendra istorija, jungtis, tai tadam, aš jau daręs tą skaidrę, tai Luknė, grįžkime ne į pirmą knygą, kurią pristačiau, bet pirmą knygą, kuri parašyta buvo ir nupiešta. Tai pirmiausiai buvau nupiešęs štai šitą knygą Blinvinas ir keli kiti daiktai. Ir joje galima rasti tokią dedikaciją, tikriausiai taip vadinasi. Kreipimąsi į Luknę su pasakymu: Lukne, tu nesi ir niekada nebūsi blynas, ir kas sakys tokias kvailystės, nevertas prie šviesiausio tavo aukso lysti. Dalinkis su vertais taip kaip manim, stipria, šilta, miela širdim. Tiesą pasakius, kaip parašiau tą knygą, tai tos dedikacijos tikrai nebuvo ir aš net Luknės nežinojau, jie turbūt buvo kitoj grupėje, nes aš jau dirbau darželį. Tai turbūt kažkur buvo kitoj grupėje, bet aš visai nežinau jos. Po to pastebėjau tokį keistą sutapimą, kuris man labai nepatiko, kad būtent ją pravardžiavo keli vaikai blynų, ypatingai šita tokia Beatričė, aiškiai labai nematanti žmonių, kaip irgi haiku apie tai yra: kas tešlą regi, klydę kailio džiunglėse plauko nerastų. Bet šiaip mes tai Beatričiai, aš tai tikrai atleidau, manau, kad ir Luknė atleido, net jos piešinys įdėtas, tarp kitko, Neuros knygos gale yra. Bet tas pravardžiavimas tai buvo, absoliuti nesąmonė, ta prasme, totali, nes blynas tai kas yra? Tai yra nužmogėjęs žmogus, kuris visiškai praradęs veiklumą, tiesiog drybso lovoj, be vilties, be motyvacijos, be veiklos, be nieko. Aš tai turiu tikrai tų blyniškų fazių, retkarčiais tikrai pasitaiko, bet jau Luknė tai visiška priešingybė tam. Ta prasme, ne tik, kad pati nėra blynas, bet net žadina blynus iš jų subliniškėjimo. Žmonės kelia, tai yra. Kelia žmonės iš subliniškėjimo. Mane tikrai nekartą guodė, kėlė taip. Tai, visiška priešingybė. Bet tačiau vis dėlto pareflektuojant apie tai, kad, yra tų panašumų manęs ir Luknės, o aš, kaip sakiau, kartais tikrai būna blynas, tai čia man yra tokia fazė, tai reiškia, kad ir Luknei yra grėsmė tam tikrom aplinkybėm, dėja, nusiristi iki blyno trumpam ar visam. Ir ta mintis tikrai labai yra grėsminga, todėl nusprendžiau tą dedikaciją parašyti. Tai kad taip nebūtų, tikrai, nes tikrai nėra, bet grėsmė yra šiokia tokia.
Dargi nužmogėjimas, knygose tikrai galima rasti dviejopą tą nužmogėjimo reiškinį. Tai vienoks yra toks labiau į antį pavirtimas, reiškia, kaip ir veiklus, bet savanaudis, gopšus ir panašiai. Tai jau tokiu, tai, luknė visiškai nėra grėsmės virsti. Čia nieko panašaus nėra. Bet kitoks nužmogėjimas, tas toks veikliškumo praradimas, tiesiog išsidrėbimas lovui, tai, jau toks yra įmanomas ir kaip jis nutinka, tai, sakyčiau, pagrindė dėl savivertės praradimo, sumenkimo. Ir pagalvojau, kaip dar galima, dar pakelt, paskatinti tą savivertę. Lukniai to pačiu ir savo, kad nebūk blynas. Būk žmogus, tu labai daug gali nuveikti būdamas žmogus. Kalbant apie žadinimą, tai žmogiškumo žadinimą, tautos žadinimą iš nužmogėjimo, tai, jeigu poezija veikia kažkiek tam, tai aš truputį poetas, tai galiu pats save vadinti šiek tiek žadintoju. Ir iš tiesų, ir Neuros knyga turėjo baigtis visai kitaip negu baigėsi. Pirminis sumanymas buvo, kad aš pats nepavirsiu katę nei vienoje vietoje, o aš kaip tik būsiu tas, kuris išgelbė visus savo poeziją. Ir nukeliavęs į auklėtojos Lauros galvą, kai ji pati yra magiška katė realybėje, tai aš nueisiu jos galvą, pasakysiu eilėraštį ir tai paskatins būti žmogum ir grįžti į realybę, o tada jos galva nueis ta katė pati magiška. Ir aš būčiau taip atėjęs, sakęs, norime draugauti su tikra tavimi, ne su kate ar kokiu pudeliu taikos savimi. Nors ne viską gali, bet be galo stipri, silpnas, kas leidžia savo žmogų paspirt. Liūdesys tavas šildo žmogiškumu, kaip pliušinis linksmumas, kanda tuštumu. Nebaisu nudribti, tai tiek iš drąsos. Tetu miela gyventi, nelaukt pabaigos. Ir viskas turėjo išsispręsti, bet paskui aš pagalvojau, o iš tikrųjų realybėj esu aš kažką su eilėraščiu paguodęs, pakėlęs. Nelabai. Reiškia, o kas galėtų būti geriau tada, kas galėtų geriau veikti, jeigu žinočiau iš tikrųjų, kas kelia žmogiškumą labai gerai, tai aš pats tai daryčiau. Bet visgi, man tie būdai nėra žinomi, bet tikiuosi, kad tos būdus išras jaunoji karta, Luknė, dar kas nors. Ir tai ir šiuo atveju nusprendžiau, kad neveikia ta mano poezija. Aš sakau, tieks mano ir nesupranta. O Luknė pasiūlo paprastesnį sprendimą, irgi keliantį žmogiškumą, tiesiog apkabinti, sako, apkabinki. Dar čia bandau atsikalbinėti, kad nelabai aš jai patinku Luknė, žinau, Luknė sako, nieko tu nesupranti. Bet aišku, apkabinam ir viskas suveikia. Auklėtoja Laura iškeliauja į realybę, čia atsiranda magiška katė Neura. Dar čia toks pasiaukojimo epizodas, kur Luknė apkabina Neurą nepaisant alergijos katėms. Ko gero tikroji Luknė nėra alergiška katėm. Čia tiesiog siužetui reikėjo. Tai aš šioks toks žadintojas, Luknė jau dabar yra geresnė žadintoja ir bus dar geresnė. Ir Jonas irgi yra žadintojas, tik Jonas tai nekoks žadintojas labai. Jis taip žadina, neleidžia miegoti savo grįžimais, kalimais, savo šūkavimu. Pažiūrėkit į mane, aš toks svarbus, kreipkit į mane dėmesį, žinokit mano vardą, aš svarbus, aš Jonas. Bet tai, čia toks nemalonus žadinimas, norisi neiti lauką, kad ieškoti kažko daugiau panašaus į Joną, o norisi kaip tik bėgti iš namų toliau nuo šito Jono. Ir tikėtis nesutikti nieko panašaus į šitą Joną. Nes tai baisu, tai nemalonu, kai grėžia kalą ir šūkauja apie save. Katės palaiko geniais, kur kalą grėžia ir išsikrausto. O Luknė tikrai maloni žadintoja ir kuo toliau, tuo tikiu, kad daugiau išmoks tų būdų
žadinti žmogiškumą ir bus geresnis Jonas, negu Jonas yra. Dirbk Jono, mums ant stogo bus klopus lauk iš kraterio lovos. Miela kaimynė 100 mylę, atlėkė sirbimui myliu. Reiškia, toks malonus žadintojas teikia vilties, kad kažkur pasaulyje yra daugiau malonių žmonių ir eiti paieškoti, nes namuose tokių žmonių nėra. O su Jonu tai reikia bėgti nuo tokių netikėlių, kad gal pasaulyje bus mažiau jų ir nesutiksi tokio Jono dar vieno. Būtent ką aš atradau apie žadinimą, tai kad vertėtų girti ir barti teisingai, bet paaštrintai, hiperbolizuotai. Visa stipriai, kad virpėtų ir riedėtų iš įšalo meilę. Jei verks dėl šviesos, mylės tik be reikalo, štai darbo gairės. Šauk hiperbolę antį, bet tikra šakabesk pajėgia kilt. Šaknį piktžolė kaip rauna, hiperbolė augina gaurus. Na, čia tokie labai primityvūs tik pagrindai, kuriuos pats atradau ir manau, kad jie teisingi yra, bet irgi ne 100%, bet ir pakeisti pasaulį jų tikrai neužtenka. Štai šitą Moniką, bjaurybę ragana, nepriėmė ją nukreiptos hiperbolės ir nepasikeitė, o verčiau nutarė tiesiog mane šluotą vyti lauk nuo savęs ir nuo darželio tik prisertinus. Tai va. Dabar ir pačiam reikia išsikapuoti tą bjaurėją Moniką iš minčių. Tai padarysim meditaciją, o kaip tik parodysiu irgi pavyzdį, kaip įsivaizduoju malonų žadinimą. Na, meditacija migdo, bet žadina kitaip. Tai čiagi tokia meditacija, kuri sąmonėje atrodys nerišlinė sąmonė, bet tikiuosi, kad pasąmonė suriš kažkokią prasmę ar gilesnę mintį. Skirta tai medituoti atsigulus geriausia lovoje su antklode, kaip šiame piešinėje, bet na, dabar knygos pristatyme, tai visi žinome, ant kėdžių sėdime. Nesvarbu, pakeisiu žodžius į kėdę. Tai įsitaisyk patogiai, išsitaisyk visus nelygumus, kelnių, nelygybės, neteisybės, dienos pokalbių, nuspirk nuo kėdės, nesvarbu, patogu. Pasiūlyčiau dar apkabinti įsivaizduojamą katę ar močiutę, bet tai trukdytų ištirpti kaip sūriui lempos šviesoje. Šviesa nekaršta, jaukiai šilta, malonu taip lėtai, niekur neskubant tirpti. Įkvėp giliai, iškvėpk, neskubėk, kiekvienu įkvėpimu tavo sūris maišosi su kambario oru. Bėgdamas laisvėn atsispiria nuo nosies, stumdamas sūrį gilyn kėdės. Kiek nemandagu iš oro pusės, tačiau jis dar šviežias, jaunas, skuba visur, puikiai supranti. Pats seniai ryte buvai kaip jis. Prisimeni, išmintingai lydomas lempos ir mėnulio. Tavo pirštai minkšti, medvilniniai, o dabar jau ir kvėpuoja kėdė ir rūbai patys. Pabūki kėdę, pabūki rūbais minutę. Parimk išminties jų, skubėti. Kai jau nuspręsi išlysti, rasi save mažytėje vonioje iš oranžinės gumos. Didesnės ir nereikia esant antinu kūdikeliu. Antinams šiluma vandens ideali beveik. Gal kiek šiltokas varginančiai taip.
Ne ančio arbata dar, kad mirti, bet darbas atrodo čia. Mirkti, plunksnos lydosi tešta ir nuleistas snapas išleidžia seilės tingias kelias, kaip antinai kūdikėliai mėgsta daryti. Su burbuliukais vonia guminė oranžinės spalvos, palieka tos kelios visai nereikalingos kruopelės energijos, virusios tave ir fone tampa puikiausia ančių vietele. Šaunuolis, pataisiai. Užtikrintas, jog nebūsi sriuba, gali saugiai imtis kūdikio antinų guminių vonios reikalų. Žaidi. Visas pasaulis tavo ranka. Veikėjai 5, kita užimta. Nykštys snape padės sugalvoti, ką veikt su 5. Jų mintis, jų svajonės. Čiulptukas nykščio puikus patarėjas. Sako nykštys kitas, vienas žmogelis, o antras pirštelis, kitas žmogelis. Vardų jiems nereikia, visai nesvarbu. Kas nutiko, kam rūpi, nutiko. Trečias pirštelis, kitoks žmogelis. Ketvirtas, toks joks. O 5 žmogelis, katė. Tai išgirdusi, paliko guminį pasaulį pelėviena. Esi vienas. Ką tik gimei ir pametei visas žinias, sulestas anties kūdikio per ilgą šio patirtį vonios gyvenime. Smagu iš naujo savo delną pažinti, gyvenimu kito ar vieno. Išplauki surasti šį kitą ar nors katę, todėl, kad vien vienu būti baisiai neįdomu. Vienas žinai, kad plauki, vienas matai save. Taip stengiasi braukdamasis vandens paviršiumi taką palikti, bet nėra kam jo sekti, iš karto pranyksta. Kam prisiminti, jog nebuvo lygu, kai niekas nemato, niekas negirdi. Esi katė. Miegi ant muilo delno atsigulus, pamiršusi vieno mintis. Nenori sapnuoti, nes sapnas esi. Jei žaisi savy kaliniuotomis antis 6 ir žmogum, tai 6 antis sapnuos su tavim, o tai per daug sudėtinga miegų ramybėje. Ramu nuobodu kitaip. Kitas esi ir nebežinai, ką žino katė, net į nieko ji ir nežinotų apie save ir apie tave, miegė be ančių. Pavydi tik truputį katei, kokia įdomi ji yra. Nepakartojamai, mat tik kate esant buvimo būti faina pakanka, manai. O žmogelių prastų juk tiek daug, net 4 gumos planetoj. Vienas va, irklas prie pasaulio krašto. Piktas kitas esi niekas nespėja sugalvoti gimti pirmų laivu ar kate įdomią. Nėra ką veikti daugiau čia. Esi joks ir tyčia nieko nežinai. Gal genijus prasme išmąstęs tik nagą pramerkęs. Įdomu būt laimingu. O gal neteisus, nesvarbus žūtbūt nesakysi? Svarbu neteisybė, prievarta net. Mokykis plaukti ar ryk liūdesio sultis smegenų išdavikių anties tarnų. Sąlygos laimės kodo pirštelį tavo kiekvienam. Ką daryti, būk įdomus. Kaip vienas štai vonios atradėjas giliai įsirėžęs sultise takas. Netyčia davei jam ir svarbą, ir laimę. Tyčia neplauksi, gaila tų vergo.
Gaila pradėti, per ilgai nuobodu. Joks visai niekur. Be duobutės gelmiai šešėlio ant lubų. Vidury visko, be norų, nuomonės, vietos. Esu kitoks, džiaugsmingai nusprendė, niekų nepažindamas, visus matydamas. Niekas nekuria ir tu tikrai nekursi. Vonion nelysi ir nesniksi, ne taip antis veikia. Kiek lašų lygi dugno gali tik suskaičiuoti. Užtat mišrainę mėlyną maišysi, kitokiausia iš pirštų. Vienas lašelis lange bus grietinė, o muilas katės tau raugintas agurkas. Katės uodegą denį muiluoti paskyręs, moksle marių šaką bruki, torpedą rašai. Vandeniu lyg sviestu ant sūrio gėlių, progresas. Vieną tave regi kitas, joks kitoks, net katinas, nors nežinai tikrai. Nagai kreipia balsus, kelia vieningai ant denio garsiausią savų muilo prezidentą. Dėkingas tu rankos piliečiams, jų muilą valdai link maloniausių srovių, įdomiausių bangelių, kvapniausių guminių kraštų. Dainuok, liepi kitokiam, ne prezidentui tavo, kad mes geriausi ir kad būtent šią sieną myli. Geriausia siena pavadinus, jos vardas turi tapti tiesa. Kitos trys, kita ranka, kažkas juose ten netvarka. Blogis velniai vieni teroristai, piktasis dvinys tavo vieno broliukas nykštys, šlapias šlikštus, apsiseilėjęs, godus nenykštys net nykštukas. Jie tik netyčia kraštai tolimieji, slepia kates dvi, o ne vieną. Vienas kvailys net tą šalį pamiręs, melagis esi nevykusių rankoje gimęs. Katė turi sprogti burbulo bombą. Kitokio perspektyva užprotestuoji daina. Mes geriausi būtent šią sieną myliu. Geriausias ir aš ir mano brolis dvinys, skirtingai, bet lygiai, todėl, kad tik vieną turiu. Mylėti, padėti, marias visas taip norėčiau, tačiau dirbu trumpai, didžiajam plote vos pasėčiau. 5 minutės turiu lygianties liulių, ar mylėt idėją keliaujant pas ją, ar išarti savo tik ranką. Jeigu nuspręsi pažaist mane vėl, plauksiu kampan, klausinės kiti, ne čia myliu, kodėl. Kitas sugalvoji, antras gimti, plaukti, dainuoti, vadovauti. Vėluoti neteisinga. Visi muile, be katės ar vietos, nieks jos neturės. Katė turėtų šlapti, kad antis būtų teisi, kūdikiai taip veikia. Todėl muilo nėra, tik taip karštai, kad muilas ištirpo. Ko gero, gerietis nesi šios istorijos, padegęs visą žemę ir katę. Šaunuolis, pataisiai. Tvanai būtini, jie žaidimai įdomus, ypač kai baigiantis baudžia blogiečius. Tik kas jei esi tu netiktų? Kas jeigu skęsti dabar 3 kartus šiuo pirštu pamiršęs, nes kaltė įdomu? Šiuo pirštu nejauti savo nutrūkusio miego, bet kaltė ir katė, jokio juokas ore su pliumpt paudupce, viskas tavo? Tarkim, kosminio antino iš už lempų šviesos. Šlapias esi. Kaip tai visai nesmagu.
Užmiršai, kaip čia patekai, dėl ko idėjų mišrainės katastrofos kieno. Plaukas katės barščiams sūdyt netinka, išbarsi to šefą įbėrusi tave visą. Sriubos archeologijos bakalauro nupirkus, anties snapo pabėgėlius apklausi, lašelius link dugno jiems garsiai skaitysi, kol tiesą išduos, arba nusivilsi. Niekaip neblogai, o gyvenant būt gali. Štai vos nubudai šlapime kažkokiam, geriau eiti vidun ir pasukt kur į šalį. Savo miego šaly nepils barščių tau kailin. Bevardis atodusis mėnulio ar lempos lova paklojo po koją virš kopose kapo istorinio miego be sapno. Pakvietė svečiuotis, nėra maloniai veiklos. Pagydė mišrainę, sugalvojo kaip joks. Tu joks girdi, aturzgė katė, nežinai, kieno kaltė tai. Politinės uodegos dvi, jos dujinės pėdas pas tave užpusto. Pusių priviso niekų vidury, o nieko nenori sakyti. Kad asmeninę erdvę išsipirktum, parašo reik, jog kažkoks egzistuoja. Ar būdų gali nelikti jokių likti? Jo. Protingas tapai labai laikinai, kol laisviai nebūti uždirbsi. Katedrą naują suprojektuosi, katį joje dar katidę, kad muilintųsi iš jokio tavo oro. Muilas tai prakaitas tvirtas lyg kumštis, į kurį tau teks jungti su vienu. 5 pamatai reikalingi matyti, kaip gerą vienatvės ramybei. Kitas esi ne gerietis, gerėjas. Gerimas blogas ne tu. Kai vonia visa atsidurs galvoje, meluosi, kad rezgat kartu. Esi nekenkėjas, tik vargšas gerėjas, auka purvinų vandenų. Be laivo maro pateisinimų, mylimų būti vėlu. Vai ir vėl pavėlavai, šlapsi ne antras, ne trečias, o paskutinis būtinai. Vienas kito nepalieki su kitokia daina širdyje. Kaip oro direktoriui dera, myli kates ir skraidūnus gudruolius, nes gali jiems ištiesti save. Visiems verta žinoti, kaip žinojimą uosti, nuo dugno ir kluoti kiekvienam dėl savų įdomų. Jeigu antis yra per mažai reali su kitu, kad apkalbėti dora būtų. Tačiau kitą žmogelį vairuoti lik valstybė vieną tave paskiria faktas, kad irklas jo pačio seniai jau nuskendo, nemoka šio daiktų naudotis. Didžiojo bičiulio mišrainė padės, medų kitam maišysi. Katė nenaudinga, graži nors labai, tačiau ramybei nei vienas nekišką sapnuoti. Joks tinginys sušlapę laiko bado antį, kiek antisocialus, bet protingas, tikrai nepražus, įdomus. Kai kito gėrimas sušils rabdžius, visi ras kumščiukę namus. Esi debesėlis garų, turbūt ir tavykas tavo. Esi burbulai su žmogeliais, katėm, baisiais šių sapnais apie sriubą. Ar muilas prikeltas esi, ar anties vėl termoreguliacija? Kaip veikia tavo plunksnuotas pasaulis čia cheminė, meilės, mistikos reakcija? Draugystei sušildžius, vonioj sukaitai ir kilo noras pakilti. Kūdikio žaislus išsiųst vėl reikės, dar kartą savo delną pažinti. Deja, visgi čia parodžiau labai utopinį politikos vaizdą. Taip aišku, idealiai tai turėtų poetai veikti politikų veiklą ar ne,
parodyti jiems jų klaidas ir vesti link žmogiškų sprendimų. Realiai aš būčiau turbūt reikšmingas poetas tokiame pasaulyje, kaip šitas politikas remiasi žmogiškosiamis vertybėmis, yra nuoširdžiai suinteresuotas savo prižiūrimų žmonių gerovę, bet tik kažkiek susipainėjęs filosofiškai, ten toks nacionalistinės idėjos jo buvo nelabai teisingos, susipainėjęs. Ir, manau, kad tokiu atveju mano kalibro poetas galėtų jį atpainioti, nukreipti šiek tiek naudingesnė kryptimi. Tačiau realybėje politika yra dėja giliai supūvusi, žemę valdo griniausios antys, o valdžios žmonės tikrai yra ne jonai net, o labiau šitie vyrukai, tokie va. Kaip tą keisti, kai viskas taip giliai nužmogėja, aš tai tikrai nežinau. Gal Luk neišsiaiškins, aš nežinau. Bet daugiau į politiką nelysiu, kad jau buvo meditacija ir pamigdžiau, tai toliau pamigdysiu ir pristatymą užbaigsiu sapnais. Štai turime iš Pašto Lietuvoje knygos eilėraštį. Sapnavau, kad mėnulyje esi. Užsukau į sūraus sniego barą. Užsakiau stiklainį pienio limonado. Supikau, kai barmenas spagečių tornadas supynė išpešęs iš eilių šizofrenijos vaistams lapelį. Užpirkau jų 2 tonas. Girdit sienos sieloje peles, girdi maldą visagalės šnipės, bet apie piniginės tarakoną pletkas šnipždas. Laiku perslėpiau jo slaptą bombą, stiklainėje pūkuotos storio. Jei ten chemija blogai, duš ir plyš mėly vilties žandai. Slapto laido agentų negrobsiu, duosiu griaužti laimę ir nusprogti. Pjovė taiką, smėlio skorio, laižėmės su gailtinė LP vadove. Laikė rūgo braškančio vyno pūkas, kaip ilgai, ramiai ir kam stundukas. Sapno pabaigos lietutis sunkės, šukavos laidotis iššūkęs, bet išdygo grybas Jonas, greta jo lokys pilvotas. Jonas sapnui nesvarbus, tik vagia šio aprašo žodžius. Čia šlapia vieta, meldžiu, žiūrėkit, kaip pažadinčiau vienatvę moku rėkti. Kirmelę susisėm griaužia. Gal šauksinį žodelį išpesčiau Jonę pelėsinį senelės espumizaną? Bet grybas ir pelės išskodė žemėn, reikšmę šlavus ūsais panašiais meškai su viduramžių suknelė. Iš baimės virpėjo vario upeliai, gėda ėdė raumenis net stalui, o ta orą baro mainiusi šaltieną, vienu ypu lakus mano limonado granatą, kosminę hieną laikiusios pienės. Šoko diskoną mat, meškai balius. Tik pokšt iššovė akis man ponas panašius, kad vengiau vartoti realybės vaistus. Meška aš maža. Tik niekšas vidurio amžius kevirzoja virš nasryčių plaukus. Gardų sūriai tysta vėl pro langus, lipdo auksu tavo gaurus. Išsisinčia žasim dausų link šių vadovę, širdis klauso mocarelo Veneros simfoniją. 1000 drugelių pats pasigavęs, pilotuoju pašnekint draugę mešką lubų ūgio darželį nuo savęs. Lokys jai mėnulį, tai ir Jonas, ir oras jos turi. Ir esi baras pro mano sviestinę būti, meilė netikra truputį,
uodegėlę dar vardu? Šokim, sužinokime abu. Su pasienos nevilties konstantos svaigstamusias metė kandžius. A girdė mane kudlotos ausis? Ir klauso lepšių, kaip pasaulį baigti bausti mokosi skyrybą jums paguodą austi. Uotukas nusikrato rūgimus ir atsiprašo, sausapno alkono balsu, už popą gyvenimo ten regimo, baisu. Kokios blizgios tavo akis, atspindžiais narcizas traukia. Išnusytas marmeladas, kad priliptum nepavagęs. Raumeningi tavo kaulai, žvangarelė grėsmė ždantuvų bokalai, tau padėti. Tau pasaulio. Plyšta pleistras tyška iš stiklainio gaisras. Mano noras patylėti, visą rodyt, amžiais lėkti. Tornadas ima reklamuoti kruizai į vėją, deklaruot akciją begarsiai kolonėliai. Su meška fėja ant pečių, visą kitą nekenčiu. Šoka meška, kur buvau prašęs, bado tiesa barzda, plunksna pagalvės. Tu nebijok, lengva nesapnas. Net jei tikras lokys ar tankas, nešiu pro vyną, pro realybės kraštą, kur man prarysi tu pasaulio naštą. Žaibo demonas dėmesio meldžia, ašaras išsiskyrimo meldžia. Ten aš sunkesnė, tačiau ir gausi. Teti, lauksiu tavęs Jono. O dabar tas pats sapnas, tik vilanėlės forma. O dar trečią sapno versiją patys paskaitysit esė po anuoju eilėraščiu. Čia beje yra gan grafiškai nupieštos peštynės tarp paukščių, tai jau šitą vietą geriau vaikam žiūrėti. Taip nusisukti. Katei anti kiekvienoj. Sapnuoju tave planetoj pilkoj, jausmo gale niekieno žemėj. Jei gyvas kiliai, tai širdį kiekvienoj. Bara padugnes už tuštybę, oi, bara dugnas po kalo. Net jame tu sapno migla planetoj pilkoj. Ir aš ten buvau rūgpienių burnoj, spjaudžiau žmoniją tave pametęs, o tu baloj ir širdį kiekvienoj. Kovai karksi, tuojims akis kovoj, kapot dėl aukso trupinių sapne. Tu liksi jos guost planetoj pilkoj. Sparnais jų pačių dėžiai svetimoj, glostais save bendrą dvasią, taika užpildai skylę širdį kiekvienoj. Tikiu žmogiškumą, pūvant oloj, kai drasko lašai, tu rods dingai, vėl sapnuoju tave planetoj pilkoj, gyveni skiliai, širdį kiekvienoj. Apibendrinant, tai visos šitos knygos yra žinutės Luknei ar kitam empatiškam augančios žmonių kartos atstovui, skirtingose gyvenimo etapuose, kad šis pažintų mūsų kartos klaidas, nepamestų savo žmogiškumo, kaip dauguma mūsų padarė, ir ieškotų mums nežinomų būdų žadinti empatiją kitose, kelti visuomenę iš nužmogėjimo, gal poezija tik geresnė už mano, gal visai kitų būdų, gal apkabinimu, gal visai
kitų metodų, kuris dar neatrastas, nežinomas. Tiesiog, na, tokia mano viltis.